Ok. Yra liko 3 Lietuva prieš Egiptą. Ok, Lietuva prieš Egiptą. Nu. Gerai, pagrindinis žaidėjas turi daug daugiau skilų negu tie pašaliniai. Kaip matote, ant pagrindinio žaidėjo yra parašyta Feng Cheese. Tai reiškia, kad jūs dabar turit sudėti video ir pasubscribint mano kanalą. Aišku, dar palaikinti video. Ir peržiūrėti iki galo. Dabar tęskite žiūrėjimą. Nežinau kaip jis Kodėl aš ten bandžiau spirti? Ne! Kaip supras? Ne! Kaip jūs taip sugebėjot? Okay. Nu kaip jie... Galit kažkas paaiškinti? Čia tikrai taip lengva prarasti kamuolį. Nes aš, pavyzdžiui, aš ir nemoku žaisti, bet čia Lietuvos rinktinė. Aš žinau, kad Lietuvoje nemoka žaisti futbolo, bet taip lengvai prarasti kamuolį. Aš irgi bet aš tai nelankau futbolo. Aš nežinau. Ką? Jūs matėt? Ar man... Gerai, nesvarbu. Taip. Liko 2 leveliai. Lietuva prieš Belgiją. Okay. Ką man daryti? Ar tu moki Rimtai, ten buvo dar kitas žaidėjas, aš nemačiau jo. O, čia gerai buvo. Gerai. Prieš 7 minutę. Ai. Kurią man čia? Ne, kaip tu sugebi tiesiog, tau atsimuša nuo to, tau atsimuša nuo, tau atsimuša nuo pilvo kamuolys ir tu jį prarandi. Aš negaliu pakęsti. Man atrodo, man reikės daryti tą nuo 3 levelių kaliks, nes bus biškai per ilgas video. Gal. Aš pažiūrėsiu. O. Gerai. Ir paskutinis levelis. Pirmiausia, užsidėsim šitus juodus batus. Ir Lietuva prieš Prancūziją žais. Pakankamai lengva buvo įspirti. Pirmą. Ir antrą pakankamai lengva buvo. Ir dabar trečias lemiamas.
Jeigu bus 4, aš supyksiu labai. Ne! Oh my god, ne. Ką? Kas čia buvo? Nu. Ne. O. Ir? Mes laimėjom. Perėjau 1000 levelio. Jūs juokaujat? Jūs juokaujat? Ir ten dar season 52 bus. Bet man nesvarbu, aš nežaisiu tikrai daugiau. Ir... Jo. Tai va. Tai šiam kartui tiek. Nepamirškit palaikinti video, pasubscribint ir viso.